Sveiki, atvykę. Kažkaip visai netikėtai vėl esu miške. Bet šį kartą neturiu kuprinį tento, tai pirmiausia reikia pastatyti namus, todėl ieškojau tokios vietos, kur būtų daug dirbamos medienos, o vakare planuoju pasidaryti šventinę vakarienę. Tai jeigu norit, prisijunkit. Nieko nelaukęs, einu ieškoti medžių. Šį kartą noriu pasigaminti primityvę pašiūrę, kad būtų tiesiog kur įlyst ir išmiegot. Gruodžio mėnesį voveraitės jau yra ne naujiena. Kažkur pasidėjau kirvį ir neberandu. O. Niekad tokios nesu dar daręs, tai tikiuos laikys. Kažkaip taip. Dabar reikia tokių pagalių čia susidėti. Tai gali būti, kad aš per aukštą ją pasidariau, nes gan per status kampas gaunas, kad uždengt paskui nuo lietaus ar panašiai. Čia yra galimi du variantai, kas nugraužia šitą pušį. Arba mažas briedis, arba elnias. Nes pėdsakai yra pakankamai maži, kad būtų didelio briedžio. Ir nėra jau taip aukštai, tai gali būti, kad elnias. Bet gali būti ir briedis. Ir visai šalia mano namų. Ir pasirodo, jie tai daro ne šiaip savo, o maitinasi, nes pušėje yra visokių mineralų, cukrų ir visų kitų velnių. Man atrodo, žinokit, aš sergu. Labai skauda gerklė ryjant seilės ir nugaros apačią. Tai jeigu pradėsiu nusišnekėti, tiesiog, žinokit, informuoju iš karto. Bet labai tikiuosi, kad miškas gydo. Bet gal labiau smegenys, o ne gerklė. Kur aš taip negražiai? Nieko nebus, reikia šitą pažemę. Gerai, kad pušys yra pačios lygiausios. Aš jums sakiau, kad jau nesąmonės pradėsiu daryti, tai suprasit. Gal visgi apsirengsiu. Rėmą turiu. Aišku, dabar gražiausia, kaip visi įsivaizduotų, tai reikėtų uždengti su samanom ir atrodytų visiškai kaip miško objektas, bet samanų raut apskritai negalima miško paklotės, tai bandysiu prasisukti su žievėm ir čia visai šalia yra kažkoks tai tvenkinukas ežerėlis ir prie jo gal bus kažkokių stambesnių žolių, kurias galėčiau išsirauti ir uždengti savo stogą, savo pastogę. Turiu pasiėmęs meškerę, tai rytoj dar pabandysiu pažvejoti, šiandien jau nelabai. O, gulbės. Nu gerai, panašu mano vienintelė opcija čia yra raut šituos. Turiu pirštinės, turiu.
Čia tikrai nėra pats praktiškiausias ir geriausias būdas užsidengti. Jeigu būtų vėjas, visiškai neveiktų. Ir kitas dalykas, per mažai aš jų turiu. Čia yra viena kita mirus pušis ir tai gali pasakyti iš to, kad skūra lupasi, žievė lupasi. Čia irgi nėra pats geriausias, idealiausias variantas, bet manau, kad čia yra mažiausiai blogas ir kenkiantis gamtai. Aišku, čia yra gyvybės, bet kuriuo atveju labai greitai jinai nukristų. Arba briedis nuvalgytų, arba aš paimsiu. Kaip galima tokios nepaimti? Tobula. Baigiau, pastačiau. Aš kaip tikras ekspertas galėčiau pasakyti, kad greičiausiai lietaus sustabdys gal 70%, sniego 90%, vėja apie 80%. Ir gerai, dabar yra 3 valanda, tai turiu apie valandą laiko, kol sutems, prisikirst malkų ir pasiruošti viską laužui. Ir šventiniai vakarieniai, kaip minėjau, šiandien bus tikrai įdomus patiekalas. Šitie 2 medžiai yra mirę ir sausi ir net nebeturi galūnių, tai vieną pasiskolint. Kad jau kalėdų metas, tai galvoju, reikia išsikepti vištą. Alio! Jį pavadinsiu Saulium. Nežinau kodėl, bet Saulis bus be galvos. Ir aš jį planuoju kepti ant ugnies, ant laužo. Tai dabar pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai visą supakuoti, surišti, kad nebūtų palaidų galų. Aš iš tikrųjų nepažiūrėjau, ar Saulius yra ištuštintas, bet manau turėtų būti. O čia nežinau, turiu tiesiog kažkokių įtrinamų vištienos prieskonių. Užteks, manau, druskos daug. Pasirodo, visai šalia manęs yra šaltinis, vien pagal spalvą jau galiu pasakyti, kad jame yra tikriausiai daug geležies, bet pirmiausia aš jį įlipau, įsmegau. Viena pagrindinių taisyklių, atėjus prie šaltinio, būtinai turi pasemti delną ir paragauti. Ir sakyti, kad labai skanus. O, kokios spalvos vanduo. Kad reikėtų kuo mažiau vaikščioti, išsipilstysiu vandenį ir eisiu dar parsinešti. Nes tas šaltinis yra gan toli nuo manęs. Aš kartoju ir kartosiu, kad į tokią vietą atėjus dieną, jinai tikrai nėra labai jauki, bet kai kažką pasidarai, ji tokia tampa. A ne, Sauliau? O aš, man atrodo, po truputį prarandu balsą. Oi, patiks, man atrodo, čia tai vištai labai. Na, panašu, mano projektas veikia. Saulius sukasi, kepa, bet įtariu, kad tai truks kokias 4 valandas. Reikia dabar pasiekti gerą ugnį, kad keptų iš šono. Ir kai jisai sukasi, kepa visas. Aš galvoju, kaip prailginti sukimusi trukmę. Reiktų gal išardyti šitą šniūrą ir jisai yra sudarytas iš kelių gyslų. Nu. Panašu, kad dabar višta geriau. Bet vienas dalykas man nepatinka, kad yra taip tamsu ir ne iki galo jauku.
Eglutės šalia neturiu, tai papuošiam šitą kadagį. Ar mes pasipuošim namą? Aišku, kad pasipuošim namą. Aš kažkaip iki pat šios dienos nejaučiau tos kalėdinės nuotaikos, bet kai čia atvažiavau, viską pasistačiau, pasijungiau lempas ir uždėjau kept vištą, žinokit, pajaučiu. O kadangi jau kepam Saulių, tai prie Sauliaus labiausiai kas tiks? Balta mišrainė. Gerai, kad išsiviriau. Aš žinokit, vis dėlto galvoju, kad turiu temperatūros. Bet geras dalykas yra tas, kad turiu termometrą. Tai dar kol neįkišau į vištą, aišku, aš labai abejoju, ar jisai tiksliai parodys, nes jisai yra toks labiau momentinis. Rodo 35. Nu gerai, pabandysiu į burną įsikišti. Aš manau, kol 40 nerodo, tol yra gerai. Bet dabar, manau, pats laikas pažiūrėti vištą. Kiek jinai turi temperatūros. Višta iškepta storiausia vieta turėtų būti apie 75-80 laipsnių. Dabar yra 50. Artėjam. Po praėjusio karto klijavau savo čiužinį, nes buvo pradėjęs visiškai jau leisti, ryte atsikeldavo ant žemės. Tai dabar pirmą kartą bandysiu po tvarkymo pažiūrėti, kaip atrodo. Ar veikia, ar neveikia. Saulių reikia prižiūrėti kas kokias 2 minutės. Majonezas, druska, pipirai. Reikia bandyti išmaišyti. Taigi juokauju. Balta mišrainė negali būti fu. 80. Manau, kad iškepė. Nu ką, iškepė vištą? Nekantrauju pažiūrėti, kas viduj. Kaip jinai kvepia. Ohoho, sultinga. Labai. Ai, kad netepliuot kitų indų. Valgys taip. Višta. Ouja. Daidai. Neskubėk. Neskubėk, nu. Geras tas Saulius. Sparnelis. Pradėjau kepti viščiuką apie 5:30. Dabar yra 9:15. Su šita višta, su Saulium viskas yra gerai. Bet su manim yra negerai. Labai neturiu apetito. Tai pusę vos suvalgiau. Toks buvo planas rytoj pasilikti, bet panašu, kad rytoj bus daugiau šiek tiek nei planavau. Ir kadangi jau to šventės, tai manau bus pats tas kalėdinis toks gėrimas. Karštas vynas, bet iš sulčių. Čia yra vynuogių ir spanguolių sultis. Namie pasidariau, įsipyliau.
Jaučiat, kaip mano balsas kažkur trukinėjo. Gali būti, kad rytoj bus nebylus kinas. Apelsinų sulčių. Vieną tokį, prieskonių. Cukraus. Rūgštus, skanus gėrimas. Nežinau, ar tai yra vynas, bet... debilas. Aš esu. Mano gerkliai, mano sveikatai šitas gėrimas, manau, bus naudingas. Kaip keista, iš tikrųjų baigėsi metai. Ir vienas toks įdomus faktas, kad per praėjusius metus aš miške miegojau 63 naktis iki šiol. Šiandien bus 64. Iš 365. Ir man tie praėję metai buvo labai geri, iš tikrųjų labai produktyvus, nes aš atsimenu, radau ir tikrai gerų lietuviškų žiemų per tuos kelis išvažiavimus, kur reikėjo, atrodo, irgi gaudyti žiemą Lietuvoje. Paskui pavasarį visas žvejybos kelionės Lietuvoje. Pirmoji Latvijos kelionė Gaujos upe, kur tikriausiai labiausiai įsimintina kelionė per tuos visus metus. Paskui dar vienas vasaros įsimintiniausių iššūkių, tai 4 dienas nevalgius saloje. Ir galų gale paskui rudens Suomijos kelionė. Ir negalėčiau išskirti kažkokios vienos, kuri labiausiai įsiminus, bet toj pačioj Lietuvoje patiriu, pamatau nuostabių dalykų. Ir kiti metai labai viliuosi, kad bus dar geresni nei praėję. Bet pirmiausia, aišku, reikia pabaigti šitos metus. O šitos metus aš noriu pabaigti su kalėdom, su dovanom. Ne tik kalėdų senelis, bet ir aš turiu dovanų savo rėmėjams. Tai būtent po šito video paleisiu savo receptų knygą. Nežinau, ar galima ją taip pavadinti, bet jinai bus PDF formatu, nuolat pildoma. Ir ten tiesiog sudėjau visus savo gamintus miške, gamtoje receptus su aprašymais ir su šiek tiek seno gero RuneScape'o prieskoniu. Viską įkeliu į Contribui arba Patreoną. Čia gali tapti mano rėmėjais ir gauti visus mano receptus, kuriuos esu gaminęs čia, gamtoje, miške ir ne tik. Ačiū. Gerai, 10:30 nakties išgeriu ibuprofeną ir einu miegoti. Oi. Nu, nebuvo taip jau blogai miegot, galiu pasakyti. Naktį buvo -2. Didžiausias minusas žiemą, kai nėra sniego ir yra minusas tas, kad neina parodyti jo. Mano savijauta. Gerai, einu išsikurt laužą. Nors gal pirmiausia čia. Jau šitas nebenaudojamas galas. Ir aš net nebejoju, kad jūs pastebėjot, jog pastarieji mano vaizdo įrašai buvo kažkur miškuose, kažką konstruojant, meistraujant ir veikiant, nes aš manau, kad lapkritis ir gruodis Lietuvoje yra būtent tam skirti. Tai yra geriausi mėnesiai bushcraftint, kažką gamint, nėra šalta, nėra šilta ir man to reikėjo. Šiek tiek trumpesnių išvykų, bet dažnesnių. Tai reiškia dažnesni ir vaizdo įrašai. Šiandien sveikata yra šiek tiek geresnė, tai tikrai pabandysiu dar nueiti iki to ežero, kuris yra šalia manęs ir užmest savo laibakotį, gal gyvena koks ešerys arba lydeka. O dabar mano pusryčių meniu bus višta. Arba galit vadinti jį Saulium. Kaip jums atrodo, cinamono lazdelė pagadins ar pagerins kavą? Iš karto nuo sparno pradėsiu.
Štai vištai skaniausios yra va šitos kojos ir rankos. Visiškai nesigailiu, kad įsidėjau tų prieskonių. Life is good. Šitas ežeras yra labai pelkėtas, tai greičiausiai pažvejosiu tik nuo leptelio. Visur kitur nuskesiu. Dugnas toks. Ir vat gulbės man yra nesuvokiama, kaip joms nėra šalta plaukia tokiam vandenį. Nu kaip, šiaip yra suvokiama ir suprantu, kad čia greičiausiai yra dėl plunksnų, nes visų vat vandens paukščių, ančių, žąsų, gulbių plunksnos turi tam tikrų savybių, kurios izoliuoja šaltį, palaiko šilumą ir vien dėl tos priežasties yra gaminami pūkiniai rūbai, miegmaišiai tie patys, pavyzdžiui, iš žąsų plunksnų, kad būtų šilta ir izoliuotų nuo šalčio. Pusvalandį pamėčiau, pažvejojau, einu, niekas nekimba. Arba nemoku žvejot. Grąžinu kirminams namą. Na ir aišku, pati svarbiausia taisyklė – viską palik taip, kaip radai. Ar bent jau panašiai. Tai aš viską išgriaunu, sugriaunu, išmėtau ir paliku šitą vietą tiems, kam jinai ir priklauso – gyvūnams. Ir kaip matot, viso savo maistą nesugebėjau suvalgyti, tai švenčių progą jums to ir palinkėsiu. Neprisirykit kaip paršelį taip kaip aš ir tiesiog susitikit su artimaisiais, pabūkit su tais, su kuriais seniai susitikot. Gražių švenčių, ačiū, kad žiūrėjot, mėly geri, puikus, gražūs ir mėly žiūrovai. Atsiminiau, kad turiu maisto ir gyvūnams, tai iš tikrųjų negalima šiaip palikti vienoje vietoje daug maisto, nes gyvūnas grįžęs gali po to neberast, nebent visą laiką tą vietą papildot. Tai aš tiesiog eisiu, išmėtysiu visur po mišką ir gyvūnai susiras ir nežinos, kur rado. Tau vieną. Tau.